tarp jų ir Dastinas Morkūnas, kuris vargu ar pasirodys aikštėje. Taigi Jonava, galima sakyti, turi 8 žaidėjus, Klaipėda 9. Taigi vis tiek Neptūno suolelis, manau, šiek tiek ilgesnis yra. Bet ko gero jonaviečiai labiau pratę žaisti tą mažą rotaciją, nes ir šiaip ir treniruotėse turi 7-8 žaidėjus dažniausiai tik Jonavos ekipa. Šeškus prieš Moronką. Atmestas kamuolys, čia Straginė Mičovičiaus metimas per trumpas. Mičovičius, Šeškus, Liuvisas, Hjūsas ir Kreišmontas. Toks jonaviečių starto penketas. Neptūno ekipoje rungtynes ant parketo pradėjo Moronka, Sargiūnas, Rutherfordas, Lambrechtas ir pirmąjį savo metimą prametęs Žygimantas Janavičius. Nors Janavičius iki šių rungtynių netikėtai taikliai atakavo iš tolimojo nuotolio. Tikslumas siekia net 44%. Na, vos ne kaip geriausiais laikais Žygis atrodo sezono pradžioje. Šeškus čia visiškai laisvas jo metimas, bet pataikyti nepavyksta. Šeškus labai prastai meta iš žaidimo. 3,26%. Baudos vos 40%. Taigi reikėtų savo sportinę formą susirūpinti Edvinui Šeškui, sutelkti daugiau dėmesio krepšiniui. Šiaip kol kas kitoms veikloms. Taip, kol kas nerezultatyviausias Edvino sezonas. Pastaruosius 2 sezonus po daugiau nei 11 taškų rinkdavo, dabar vos po beveik 8. Taip, jo vidurkis rezultatyvumo gerokai prastesnis negu praėjusią sezoną. Sargiūnas ties klaidos riba, bet išsaugo kamuolį. Janavičius ir čia nuo Michaelo Hjūso kamuolys paliko aikštelę. Turės dar kiek daugiau nei 4 sekundės užbaigti ataką Neptūnas. Hjūsas galingo kūno sudėjimo vidurio puolėjas. Su Niku Vordu iš Gargždų turės progą pasistumdyti baudos aikštelėje. Taip, tą patį pagalvojau, kad bus visai įdomu. Čia neblogam metimui surastas Ignas Sargiūnas, bet ir jam pataikyti nepavyksta. Edvinas Šeškus praranda kamuolį, varžovai nenubaudžia šeimininkų. Rutherfordas atkovojo kamuolį puolime ir čia toliau lengvas chaosėlis pirmosiomis minutėmis. Dabar jau pražanga įrašyta Tommy Rutherfordui. Čia aukštai iškėlė kamuolį, išmušė jį be pražangos Kreišmontas ir po to jau Rutherfordui nuobauda. Kreišmontas žaidžia su skilusiu nykščiu ir toliau, taigi negali rungtyniauti visa jėga, bet pats savo iniciatyva rodo norą rungtyniauti. Mičovičius prieš tai prametęs, dabar pataiko tolimą metimą, leidžia atsisėsti Jonavoje susirinkusiems gerbėjams. Kreišmontui motyvacijos šį vakarą dar turėtų turbūt būti ir papildomai. Klaipėdos Neptūno sistemą praėjęs Lukas Kreišmontas. Čia Hjūsas blokuoja metimą, tačiau dar prieš tai nuaidėjo arbitrų švilpukas. Netikėtumas varžovams. Janavičius prasiveržė į dešinę pusę, ką daro nedažnai, silpną pusę. Ir matom, rungtynės kartu pradėjo starto penkete ir Sargiūnas, ir Janavičius. Liuiso gynyba nepatenkintas. Virginijus Šeškus duoda pylos. Ir labai anksti išimtas iš žaidimo Liuisas, dar net 2 minutės nesužaistas. Auklėjamoji priemonė čia dėl gynėjo labai lengvai praleido Janavičių. Taip. Aš žinau 2 auklėjamasis priemonės. Tai yra viena išimti žaidimo, kita yra diržas. Taip, ir beržinė košė, ir dar rimbas, ir klubdymas. Tu daugiau žinai. Klubdymas dar yra gera priemonė. Antrą baudos metimą pataikęs Janavičius atidaro ir Neptūno taškų sąskaitą. Ivanas Gandierosa pakeitė Liuvisą. Mičovičius. Įmestas kamuolys Hjūsui. Ir čia Lambrechtas savo ilgomis rankomis išmuša kamuolį, nors atrodė avantūriškas veiksmas tokiose situacijose. Nelabai patartina besiginančiam žaidėjui taip išmušinėti kamuolį. Išvengė pražangos belgas. Edvinas Šeškus priėmė kamuolį, atakuoja vėl iš toli, bet ir vėl meta pro šalį. Toli atšoko kamuolys, pirmas prie Mičovičius, antrą progą kūrėsi Jonava. Gandierosa. Svedžia 2 prieš 2, kapina kamuolį ir čia tiesiog fantastiškai išpildyta pick and roll situacija. Idealus perdavimas ir Hjūsas tikrai palyginti aukštai pašoka pagal savo gabaritus. Ir taip gan sulėtintai, bet pakyla į viršų Hjūsas. Gandierosa gali gerai žaisti pick and rollą. Janavičius vos nesuklydo.
grįžo, ten Hiusas po krepšių prie Rutherfordo, bet Lambrechtas meta iš toli ir pataiko, net dažnas atvejis sezono pradžioje, kuomet Lambrechtas pasižymė iš toli iki šių rungtynių 1 tritaškis iš 16. Nors Citadelė KMT tritaškių taiklumas 40%, tokie milžiniški kontrastai. Vėl neblogai dalijasi kamuoliu Jonava, čia Gandija Rosa pritrūko taiklaus metimo. Nors tikrai gerai sujudėjo kamuolys Jonavos atakos metu. Nieko nelaukia Ignas Sergiūnas, atakuoja iš vidutinės distancijos, čia tokia vokiška krepšinio mokykla. Neptūnas jau priekė 6-5. Neptūno minusas sezono pradžioje gynyba net po 92,5 taško praleidžia klaipėdiečiai. Tikrai labai prastas rodiklis. Ir šlubuoja kova dėl kamuolių, tik 11 vieta lygoje. Gandija Rosa pats susikūrė savo metimą. Labai parašta ataka, niekas iš jonaviečių nesuskubo pakovoti dėl atšokusio kamulio. Praranda kamuolį Janavičius, Hiusas į greitą Čia atrodo sulėtintai, panašiai kaip vieną kartą Paulius Jankūnas buvo pabėgęs į greitą puolimą, atsimeni. Jasikevičius šaipėsi. Sulėtintai, bet užtikrintai. Vėl ties klaidos riba Neptūnas ir jau ne pirmą kartą. Taip pirmosiomis Džigovos minutėmis. Ojojoj, Sergiūno, koks atsainus perdavimas veik tiesiai Kreišmatui į rankas. Sergiūnas mėgsta sužaisti gražiai, bet gal geriau paprasčiau. Žaisti paprasčiau. Kaip Neptūnas ir Jonava 2 iš 4 mažiausiai klystančių lygoje komandų, bet kol kas mačo pradžioje klaipėdiečiai klysta gana dažnai. Gandija Rosa vėl netaikliai. Trečią savo tritaškį jau prameta gynėjas. Poilsis suteikiamas Maiklui Hiusui, turėjo pavargti. Tikrai amerikietis daug judėjo, daug naudos davė komandai. Tauras Jogėla aikštelėje. Bandys Tauras reabilituotis po tikrai žiaurių jam rungtynių su Vilniaus Wolves, kai surinko -1 naudingumo balą ir nepelnė nė taško, nors iki tol rungtyniavo labai kokybiškai. Maronka palei galinę liniją užmina ją galiausiai. Maronka neblogai pradėjo čempionatą, bet paskui pasitraukė visiškai iš šešėlį ir viena to priežasčių, kaip minėjo Brazys, nugaros skausmai irgi kamavo vengrą vandens pertraukėlę. Kokybiška, sakykime, rungtynių pradžia. Neptūnas su 4 klaidom, Jonava su 1 taikliu tritaškiu iš 7. Taip, nes tu minėjai, gana retai klysta komandos šį sezoną. Maždaug po 12 klaidų padaro. Jogėla. Įmestas kamuolys Šeškui. Šis nugarą norėjo žaisti prieš Sergiūną. Pražanga užfiksuota ten. Gerai save pasisiūlė Šeškus. Kiek apstumdė Sergiūną ir priėmė kamuolį baudos aikštelėje arti krepšio ir klaipėdiečiai nieko kito neliko, kaip pažeisti taisyklės. Sergiūnui tokia labai sunki ir nemaloni sezono pradžia. Vėlavo pradėti sezoną dėl šonkaulių traumos. Vėliau apsirgęs buvo Ignas Sergiūnas. Čia matom ir ištikimiausi Neptūno gerbėjai atvyko palaikyti savo komandos. Šeškus tradiciškai pataiko 1 baudą iš 2, netgi rečiau įmeta, kaip minėjau, 40% baudų metimų taiklumas. Ne kažką tokie skaičiai. Ne piragai. Žingsniuoja Rutherfordas. 5 Neptūno klaida per kiek daugiau nei pusę kėlinio. Martynas Pacevičius ant parketo vietoje Tommy Rutherfordo. Rutherfordas galėjo paprasčiau tiesiog nusistumti Marelyje. Jis daug lengvesnis vidurio puolėjas. Gandija Rosa ir toliau aikštelėje. Pagrindinis įžaidėjas Michaelas Lewisas toliau ant suolo. Edvinas Šeškus po užtvaros iš toli, pagaliau pataiko Edvinas Šeškus, pirmi 2 tritaškai netaiklus, dabar pramuša. Kartais stoja į žaidėjo poziciją ir žaidžia derinį 2 prieš 2 ir neretai sėkmingai tą daro. Universalų žaidėjas puolime Edvinas Šeškus. Sergiūnas, kaip aukštai pakilo, nepataikė iš po krepšio.
Ir vėl Neptūno puolime daug žaidybinio broko, čia pražanga puolime. Marelijai čia pražanga. Iš toli gan panašus dauguma Jonavos žaidėjų. Tikrai taip. Panašaus kirpimo su tokiam vešliom arba mažiau vešliom barzdom. Marelija ir Mičovičius kartais atrodo kaip giminaičiai. 3:48 lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. Neptūnas išstenėja vos 6 taškelius. Sergiūnas, dabar prie jo Mičovičius, Lambrechtas likęs su žemesniu Šešku, bet neleido ten jokios pozicijos užsimti Edvinas Šeškus, bet... Ir Šeškus čia laiku komandinėje gynyboje atėjo į pagalbą, arbitrai jam fiksuoja pražangą, labai nepatenkintas Edvinas, kontaktas buvo nestiprus, arbitrai nusprendė, jog buvo pažeistas taisyklės ir dabar išbandymas Martynui Pacevičiui. Yra žaidęs Jonavoje Pacevičius, net 3 sezonus čia praleido, 2017-2020, ten buvo ir tokių jam neįtin malonių berods kontraktų susaistytas. Turbūt ne patys geriausi atsiminimai Pacevičiui iš Jonavos. Tik 62% baudų metimų taiklumas šį sezoną. Klaipėdoje šiaip gera tokia visai jam sezono pradžia, nors ir banguojanti, bet vienu metu turėjo 4 rungtynių atkarpą, kaip po 22 balus rinko Pacevičius. Reikia, aišku, dar to stabilumo jam žaidime. Kaleistas Šeškus atlikdamas perdavimo Marelijai, Pacevičius vagia kamuolį. Atrodė, galėjo ten ir pats bandyti užsibaigti Edvinas Šeškus. Na tai buvo 2 variantai. Perdavimas buvo gana atviras ir perskaitėjo sumanimą varžovas. Po to dar ir pražanga įrašyta Edvinui Šeškui, antra asmeninė, iškart sodinamas ant suolo, Kreišmontos aikštelėje. Pacevičius vėl prie baudų metimo linijos. Ką tik pataikė abi. Tikrai neblogai žaidžia, 11 naudingumo balų renka. Ne veltui vasarą padirbėjo su mūsų kolega Tautvydu Šležu. O šiaip, kiek girdėjau, labai geras individualių įgūdžių treneris Tautvydas Šležas. Tikrai taip, dar gal pamokys ir geriau baudas mesti. Bet dabar Pacevičiaus ranka nesudrebėjo ir 11-10. Neleidžia varžovams pabėgti Neptūnas. Mičovičius. Marelija iš toli pataiko. Gera užtvara, paprastas efektyvus derinys ir 14-10. Trečias taiklus jonaviečių tolimas metimas. Maronka. Įmestas kamuolys Pacevičiui, šis vėl ten ieškojo kontakto. Kontaktas gal ir buvo, bet pražanga neužfiksuota. Retas atvejais leidžiama žaisti derinį 2 prieš 2 Maronkai, kaip į žaidėjui, nors tai yra 3 numeris. Gandija Rosa, prie jo aikštelėje pasirodęs Matas Vaitkus. Marelija įsibėgėja, pameta kamuolį. Nuleido kamuolį ir išmušė į Martynas Pacevičius. Vaitkus greitajame puolime, drąsiai iš toli. Pasitikėjimo netrūksta savo jėgomis Matui Vaitkui. Pataikti nepavyko, bet liks su kamuoliu Neptūnas. Vaitkus blikstelėjo Citadelė KMT rungtynėse su Gargždais ir ten renka po 10 taškų ir prastesnė statistika BCF LKL. Pabandė ten perimti kamuolį Gandija Rosa, liko ant parketo, Vaitkus vėl iš toli, vėl netaikliai. Ne, šaunuolis žaidžia drąsiai, dabar buvo palanki galimybė atakai ir metė į krepšį. Maronka iš tolimos distancijos pavyksta pasižymėti. Pirmieji Vengro taškai, vėlavo šiek tiek Mičovičius. Kas 3 tritaškį Vengras pataiko šį sezoną. Gandija Rosa puikus perdavimas Marelijai. Ką Gandija Rosa daro gerai, tai dalyje perdavimus neblogai žaidžia derinį 2 prieš 2.
Podsevičius čia suklaidino Moreliją, įsibėgėjo. Prašoko Morelija, be reikalo bandė perimti kamuolį, neišgelbė ir komandos draugai Serbo. Rosa. Morelijos užtvara, dar kirtelį, čia Podsevičiaus stepautas ir pražanga užfiksuota Neptūno vidurio puolėjai. Netyčinis epizodas, Jonavos gynėjas užkliuvo už varžovų centro kojas. Bet dar tik trečia komandinė Neptūnui. Viena pražanga lieka dar iki bonuso. Čia štai toks keitimas. Lambrechtą keičia Janavičius, 3 gynėjais. Dabar pažais Neptūnas, Girdžiūnas, Janavičius ir Vaitkus aikštelėje. Geras pastebėjimas. Mažai komandų šį sezoną rungtyniauja 3 gynėjais. Koks geras perdavimas. Mičovičius tiesiog pamatė visiškai laisvą Taurą Jogėlą. O šis jau pasisvagina tiesiog. Visiškai subirėjusi Neptūno gynyba. Tikras Achilo kulnas kol kas klaipėdiečių šį sezoną. Girdžiūnas prieš Moreliją tikrai gali pažaisti 1 prieš 1. Ta ir daro iš vidutinio nuotolio netiksliai Podsevičius antruoju bandymu. Sėkmingai renka taškus. Jau su 8 pelnytais taškais Martynas Podsevičius. Kol kas šių rungtynių lyderis. Prasidėjo paskutinė pirmo kėlinio minutė. Pastaruoju metu vyksta kova taškas į tašką. Beje, Neptūnas man netikėtai pirmauja lygoje pagal rezultatyvius perdavimus ir pagal dvitaškių taiklumą. Taip, 23 rezultatyvius perdavimus atlieka klaipėdiečiai, praėjusią sezoną atlikinčiau, žinok. Tu tai spėju, ne? Ne, aš tai tikrai meluočiau. Su kamuoliu Neptūnas čia. 40 sekundžių dar iki pirmo kėlinio pabaigos. Janavičius. Maronka Girdžiūnui. Grįžo prie Podsevičiaus po krepšių Morelija. Daug juda Podsevičius, bando išsilaisvinti. Paminėjai Girdžiūną, tai vieną įdomų faktą pasakysiu. Jeigu gražiai elgsiesi, Girdžiūnas šį sezoną pataikė visas 24 baudas. Įskaitant Citadelę KMT, įskaitant praėjusį sezoną, 39 iš eilės dabar yra įmetę. Čia Maronka. Oi, koks Maronkos metimas. Paskutinė atako sekundė. Jonava galėjo palaikyti kamuolį, bet jį praranda. Janavičius pelno 2 lengvus taškus ir čia, nors kėlinį geriau pradėjo Jonava, Gandiero. Oi, pražanga. Wow. Kosmosas. Cirkas. Kaip čia pražanga. Kaip taip. Vaila apmaudė Neptūnui. Čia gal dar peržiūrės arbitrai epizodą ar laiku. Ar dar nebuvo pasibaigęs laikas? Dabar čia teisėjų pasitarimas. Taip, ir čia gal šiek tiek ir vaidino Gandija Rosa, bet užkliuvo už Vaitkaus kojas. Bet ir Vaitkus ten pats kamuolį prarado, labai skausminga tokia pirmo kėlinio pabaiga Matui Vaitkui. Arbitrai pažiūrės, kiek dar lieka laiko iki pirmo kėlinio pabaigos. Ir nors taip atrodytų, jonaviečiai geriau pradėjo mačą, bet Neptūnas čia sėkmingai baigė pirmą kėlinį. Taip, užkliuvo už Vaitkaus kojas, kur turi kietis. Tikra nelaimė ištiko Matą Vaitkų kėlinio pabaigoje. Gal net siekė, inicijavo tą sudarimą Gandija Rosa, ne tik pats jis tą žino. Gudrus žaidėjas. Panašu, kad Vaitkus nespėjo kojos patraukti. Taip, 3 baudų metimai į Neptūno krepšį. Būtent tais baudų metimais ir baigsis pirmasis ketvirtis. Gandija Rosa praktiškai visą jį ir prabuvo aikštelėje. Sužaidus 2 minutės pakeitė Maiklą Liuisą. Beveik po 8 naudingumo balus renkam Gandija Rosa.
šį sezoną, bet Safe LKL. Nors nebuvo labai patenkintas sezono pradžioje jo žaidimu Virginijus Šeškus, bet šį vakarą kol kas visai neblogai atrodo Rosa. Taip, prametė visus 3 tolimus metimus, bet jau 3 rezultatyvūs perdavimai. Ir čia dar tokia protingai išprovokuota pražanga kėlinio paskutinėmis sekundėmis. Įdomu, ar Liujisas pasirodys aikštėje antrajame kėlinyje, ar ir toliau jį auklės vyriausiasis treneris. Kažkaip įtariu, kad turėtų pasirodyti, rotacijos nelabai turi Jonava, bet netrukus to galės. 8 taškai, 2 taiklus, 2 taškai iš 3, visi 4 taiklus baudų metimai ir jau 10 naudingumo balų vidurio puolėjo sąskaitoje. Dabar jis ir su Lambrechtu sudaro priekinę liniją. Tikras didelis ūgio pranašumas Neptūno, ne veltui laimi kovą dėl kamuolių. 11-5 klaipėdiečiai, laisvas Girdžiūnas, 3 taškai. Ir viskas prasidėjo ten, kai Tauras Jogėla nusuko šiek tiek trumpam akis nuo Žygimanto Jonavičiaus. Jo reidas į baudos aikštelę ir tuomet jau surastas laisvas komandos draugas. Bandėjo Rosa, atlikęs daugiau rezultatyvių perdavimų nei visa Neptūno komanda. Kas klaipėdiečių sąskaitoje 2 vadinamieji asistai. Jonavos 6. O čia atsakymas Vaidai ir tavo iškeltą klausimą. Michaelas Liujisas žengia ant parketo. Žiūrėsim, ar padarys išvadas. Pradės rimčiau gintis. Būtent Liujisas dabar prie Janavičiaus. Lambrechto Hendofas Girdžiūnui. Janavičius kampe, 7 sekundės. Prašo jį palikti vieną. Vaitkus, čia dar papildomas perdavimas, Pacevičius. Persikreipęs Pacevičius. Atrodo, prastas kūno balansas, vis tiek sugeba pataikyti. Nebuvo ten jau laiko nei koją susistatyti, nei kažką, bet pataikyti pavyksta Pacevičiui. Solidi jo rungtynių pradžia. Liujisas ir Čekiusų pražanga puolime. Nukirto statydamas užtvarą Matą Vaitkų. Vaitkus kaip į sieną atsitrenkė. Labai emocingas šiaip žaidėjas Michaelas Liujisas. Teisėjai nusprendė, kad buvo nelegali užtvara. Liujisas turi savo nuomonę. Liujisas antrasis, beje. Antrasis. Tikrai labai emocingas. Techninė ir techninė pražanga Hjūzui. Dabar ginčysis dėl ko techninė. Nekokia Jonavos antro kėlinio pradžia. Štai apie Girdžiūną. Kam tu Vaidai pasakoji? Nutrūksta serija, buvo 39 iš 39, ilgai skaičiavau šiandien su praėjusiu sezonu ir be reikalo pasakiau. Iki 39 nėra lengva suskaičiuoti iš tikrųjų. Kaip man tikrai sunku. Skaitliukų reikėjo. Janavičius čia vėl nori pažaisti, vėl gavo galimybę nugarą pažaisti prieš Liujisą, visgi atmetė kamuolį Vaitkui. Atsitraukė Jogėla, Vaitkaus geras ekstra perdavimas Girdžiūnui. Ideali situacija. Tiesiog prametė Mindaugas Girdžiūnas. Neptūnas vis dar priekia 5 taškais. Hjūzas daug apgaulingų judesių ir kaip čia įrideno kamuolį į krepšį. Jau atrodė antras klaidinamas judesys jau nebereikalingas. Labai sunkus metimas per Pacevičiaus ranką, vis dėlto buvo taiklus. Kaip gražiai dalyjasi kamuolį Neptūnas. Matas Vaitkus dabar taikliai iš tolim. Pirmas jo tritaškis po 2 netikslių. O kaip kovoja dėl kamuolio Matas Vaitkus. Ir čia pražanga Michaelui Liujisui. Toks atrodo sprendimas. Pamatysime epizodo pakartojimą. Tai čia pamuštas kamuolys. Gal teisėjas išžiūrėjo, kad koja kišo Liujisas. Sunku pasakyti. Virginijus Šeškus čia vandens pertraukėlė. Pažeista, bent jau taip įrašyta protokole. Liujisų irgi pražangos nėra. Gali būti, kad tiesiog pamušė kamuolį Liujisas.
pamušė kamuolį, tai yra Vaitkus, kamuolys nebuvo užvaldytas ir tiesiog ištiksėjo tos sekundės. Padėjo Hjūsas dabar Liujisui, bandė centruoti Janavičius ir nespėjo grįžti į gynybą žygis. 2 taškai Liujiso iš po krepšio, žaibišką kontrataką suorganizuoja jonaviečiai. Bacevičius ties tritaškio liniją, toli nuo krepšio. Girdžiūnas. Janavičiaus perdavimas nuo parketo Pacevičiui, šis sugėrė kontaktą, bet pelno 2 taškus. Gerai Jogėlos pagalba, bet Pacevičius išnaudoja ir ūgio persvarą. Visus 6 dvitaškus matom patakė jonaviečiai. Mičovičius turi ūgio persvarą prieš Janavičių. Pacevičius pasiruošęs padėti. Ir čia perimtas Neptūno kamuolys. Girdžiūnas Lambrechtui. Šis iš viršaus. Ilgomis rankomis deda kamuolį. Ir ką, Neptūno rekordinė persvara 8 taškai. 12-4 pradėjo kėlinį klaipėdiečių. Hjūsas. Jo geras perdavimas Liujisui. Kaip atrodo, Sargiūnas nespėjo. Teimui Lambrechtui įrašyta nuobauda. Taip, Lambrechtui. Tommy Rutherfordas grįžta ant parketo. Kartu su juo ir Maronka aikštelėje. Lambrechtui pražanga. Liujisas 13,5 naudingumo balų renka. O kai sako Virginijus Šeškus, aš nepastebiu, iš kur tie naudingumo balai ir pelnyti taškai. Na čia dar kartą tas pražangos momentas. Taip, Lambrechtas ten pabandė eiti pagalbą, bet jau buvo per vėlų. Liujisas jau buvo ore. Ir Janavičius rengia pozicinę Neptūno ataką. Tiesim koks bus derinys, Kendofas su Rutherfordu. Mičovičius Sargiūnui neleidžia priimti kamulio. Klausauto situacija. Na, puolime daug pajėgesnis žaidėjas Mičovičius nei gynyboje. Šiaip Mičovičius rungtyniauja labai daug, daugiausiai minučių žaidžiantis BCF LKL žaidėjas. Vilkas yra straginė Mičovičius po 33 minutės kapoja vidutiniškai kiekviename mače. Arė. Sargiūnas labai aukštą trajektoriją pro šalį. Mičovičius. Turbūt nieko keisto, kad kartais gynyboje ir nepersistengia tiek daug. Jėgų, nebeužtenka ir jėgų. Dabar iš tolimos distancijos Drahinija Mičovičius. Rutherfordas vėluoja. Jis buvo šalia Mičovičiaus ir prarado akimirkai budrumą ir iš karto 3 taškai. Janavičius bando atakuoti Liujisą. Nebloga Liujiso gynyba, apsunkino gyvenimą Janavičiui. Ir pražangos išvengia. Visgi su kamuoliu liks Neptūnas. Vaitkus keičia Janavičių. Mindaugas Brazys vis dar nebuvo pakėlęs nuo suolo Sterlingo Gibso šiose rungtynėse. Galbūt negalvoja, tikrai, jeigu būtų sveikas, manau, būtų jau pasirodęs. Gal pavyks kažką per ilgą pertrauką sužinot. Vaitkus. Metų iš toli ir čia pražanga, ne? Norėjo pražangos ir Brazys gauna už tai techninę. Na, gal matysime epizodo pakartojimą. Aš irgi taip iš pradžių pasakiau pražanga, gal ir man duos techninę vaidį, ne? Na, iš čia sunku pasakyti. Iš šio taško arbitras buvo greta. Brazys vienas turbūt ramiausias lygos treneris. Dirba techninę pražangą. Realizuoja baudos metimą Liujisas. Griežti šiandien arbitrai, kad mums neduotų techninės, nesportinė.
5:19 iki ilgosios pertraukos. Komanda skiria tik 2 taškai. Neseniai 8 taškais buvo priekyje klaipėdiečiai. Liujisas pakabintas kamuolys Hjusui, įkrauti nepavyko, bet taškus vis tiek pelno emocingasis Hjusas. Kiek netikslus perdavimą, bet pagavo, suvaldė kamuolį vidurio puolėjas. Ir ką, lygų? Gera jaunaviečio atkarpa. 8-0. Ir vėl atstatytas status quo. Sargiūnas čia atakuoja Kreišmontą drąsiai, bet netaikliai. Rutherfordas ima kamuolį ir čia dabar jau pelno taškus Ignas Sargiūnas. Teisėjas stabdo rungtynės ir vandens pertraukėlė Jonavos arenoje. Ir rezultatas toks. Švieslentė Martynas Pacevičius su 12 taškų ir toliau rezultatyviausias šių rungtynių krepšininkas. Klaipėdiečiai bando paspausti varžovus nuo galinės linijos. Toks simbolinis kosmetinis presingas ir zoninė gynyba. Neptūno zona. Ir Maronka priekyje. Savo ilgomis rankomis trukdytų Liujisui. Lamrektas arti buvo gan perimto kamulio. Kreišmontas. 2 taškai su pražanga. Emocingai džiaugiasi su Hjusu. Visa laimė, kad kairės rankos nykštys yra lūžęs. Na taip, tikrai. Bet aišku, pasiaukojimai. Visa laimė, kad lūžęs nykštys, sakei? Ai, tai laimė, kad kairys nekrišti. Taip, ir Kreišmontas tikrai galėtų nežaisti, bet pats pareiškė norą vėl rungtyniauti, taip kad kaip ir praėjusiame mače su Vilniaus Bulls. Tikras kovotojas, Lukas Kreišmontas. Pirmieji dabar jo taškai šiuose rungtynėse. Vaitkus. Lamrektas iš toli nemetė. Pražanga užfiksuota. 4. komandinė Jonavai. Lamrektas praėjusį sezoną iš toli atakavo Nevėžio Optibet gretose 39,5% taiklumu. Kaip minėjau, šį sezoną iš šio mačo 1 iš 16 metimo, 6%. Dabar 2 iš 18 sudėjus su šitom rungtynėm. Tai irgi ne kažką, o čia vėl emocijos, vėl Hjusas įvykių epicentre. Akivaizdžiai trokšta antros techninės. Bet tiesiog, atrodo, reikėtų atskiros kameros vienu Maiklui Hjusui. Koks ekspresyvus žaidėjas. Bando emocingumu nenusileisti vyriausiam treneriui. Konkuruoja jie šioje srityje. 5. komandinė įrašyta Jonavos ekipai. Ir būtent tam pačiam Hjusui čia tame epizode. Ir jau 3 asmeninė Maiklui Hjusui. Sargiūnas prameta baudos metimą. Ketvirtosios jo rungtynės, bet Safe LKL 13,3 naudingumo balo renka Ignas. Neblogai žaidžia. Antrą baudą realizuoja, rezultatas vėl lygus. Prie Liujiso matom pastatytas aukštesnis Maronka, o Vaitkus... Ne, zoninė gynyba, bet apskritai taip, Maronka priekį gina, netradicinis sprendimas. Krašto puolėjas ne krašte ginasi, o priekį. Na, kad dažnai treneriai tokiu būdu priekį pastavo aukštesnių žaidėjus, kad neleistų organizuoti žaidimo į žaidėjams varžovų. Dabar jau Morelija prie baudų metimo linijos. Tik 5 kol kas pelnytais taškais aukštaūgis.
Antrasis bandymas. Abi baudas prameta. Marelija dabar šį sezoną yra pataikęs 2 baudas iš 8. Gali pasivyti Hadžibegovičių, jeigu taip toliau atakuos. Maronka. Ir čia Marelijai pražanga, 2 baudų metimai. Tiesiog pamatė, kad jau nebespės ir prasižengė. Maronka turi tikrai nemenką potencialą, jeigu jo nebekankina nugaros skausmai, tikrai jis galėtų dažniau imtis iniciatyvos, apie tai yra kalbėjęs ir Mindaugas Brazys. Kartais per daug pasyvus puolime vengras. Dar tik 21 metai Maronkai, nors žaidžia daug, 23 minutės vidutiniškai gauna pasireikšti. Nors atrodo kaip 22. O taip, apgaulinga iš tikrųjų išvaizda. Taip, įnirtinga kova, ką ir prognozavo ekspertai. Tarp jų, aišku, ir tu. Pirmą numerį, taip. Kreišmontas. Marelija gan giliai buvo įlindęs po krepšiu, atstovėjo Pocevičius. Kreišmontas kovojo kamuolį nuo parketo, pagavo giliu visas. Lukas Kreišmontas, tikras kovotojas iki kaulų smegenų. Prie Sargiūno, Kreišmontas. Maronkos perdavimas Pocevičiui nuo Marelijos. Kamuolys paliko aikštelę. Labai ir nesiginčia jam jonaviečių vidurio puolėjas. Beje, šiandien žaidžia turnyro lentelės kaimynai, nors tarp jų 2 pergalių skirtumas. Jeigu jonaviečiai laimi, atitrūksta 3 laimėjimais nuo Neptūno, tai jau šis tas. Taip, geras pastebėjimas. Fantastiškas. Vaitkus paskutinė sekundė, proga susikūrė neblogą. Ir vėl daug metų iš toli matas Vaitkus šį vakarą. Tikrai žaidžia drąsiai, šaunuolis, ne viskas sukrenta. Oi, gerai, išėjo iš priekio tiesiog matas Vaitkus greitame puolime, čia Neptūnas. Oi, Sargiūnas prameta, gal ir kairė reikėjo atakuoti, nes jis kaip ir kairė ranka gerai meta. Tai čia, neįtikėtina. Bet kaip gerai ten gynyboje sužaidė matas Vaitkus, buvo likęs prieš Edviną Šeškų. Kaip Sargiūnas prametė, čia kaip Vili Aivi vakar vienas prieš krepšį prieš Vilniaus Rytą. Sargiūnas šiandien atrodo antrą kartą jau prametė iš po krepšio. Šeškus. Kito aikštelės pusė. Mičovičius meta iš toli atšokęs ir prameta. Rutherfordas sutrukdė. Maronka vienas iki galo. Toliau daug su kamuoliu žaidžia Maronka paskutinėmis minutėmis. Lambrechtas netaikliai, Rutherfordas dar kartą nuėmė kamuolį ir dabar jau stos mesti baudų metimo. Taip, akivaizdžiai pražanga Marelijai. Proga Rutherfordui atsidaryti šiose rungtynėse. Tauras Jogėla keičia Mareliją, Janavičius keičia Sargiūno Neptūno penketį ir toliau gipso paslaugomis nesinaudoja Mindaugas Brazys. Na, matyt, tikrai kažkas ir su sveikata negerai ir traumelė yra. Rutherfordas. Na, nieko nuostabaus, kad nepataiko. Iki šių rungtynių pataikė tik kas antrą baudą. Taiklumas 50%. Antrą baudą realizuoja. Liuisas čia vėl. Vaitkaus kokia įkyri gynyba, prisiklijavęs prie varžovų žaidėją. Ir jau ne pirmą kartą šį vakarą taip gerai paspaudžia aktyviai. Neptūnas jau perėjęs prie asmeninės gynybos. Mičovičius sugavo ten kamuolį. Ir Maronka blokuoja serbo metimą. Šeškus pašokdintas Janavičius. Oi, visiškai laisvas, nepataiko Edvinas. Vienas iš 5 kol kas taiklių Edvino taiklių tritaškių. Lambrechtas nuo parketo Maronkai.
Du taškai su pražanga, štai taip, ir toliau labai aktyvus Žomboras Maronka. Šeškus priekaištauja šiek tiek Jogėlai dėl gynybos, bet matome Maronka kairė ranka, kiek prilaikė varžovą už korpuso, teisėjo nuomonė nebuvo pažeistos taisyklės. Na čia Virginijus Šeškus prašo savo antrosios pertraukėlės pirmoje mačo pusėje. Prieš pauzę. Taip, Maronka yra pelnęs jau 9 taškus iki šio mačo, rinko po 6,6, taigi viršijo jau savo rezultatyvumo vidurkį vengras. Liujisas. Koks neatsakingas perdavimas, Lambrechtas greitajame puolime deda iš viršaus. Širkštė Liujiso klaida, atviras perdavimas, čia pasismagina Lambrechtas. O Lambrechtas tokius perdavimus mėgsta nutraukti. Liujisas. Jogėla Edvinui Šeškui. Jis iš 3 taškų zonos netaikliai. Kreišmontas. Kaip čia Lambrechtas nepasiėmė kamulio. Kaip smagu žiūrėti į Kreišmontą pasiaukojantį žaidimą. Susikeitimas ginamaisiais. Liujisas atšokęs. Per rankas meta. Kreišmontas vėl ima kamulį. Čia tiesiog nepamatė Lambrechto. Belgas blokavo varžovo metimą, su kamuliu išlieka šeimininkai. Kreišmontas pro šalį. Ir baigėsi kėlinys, kurį 44 geriau antrąjį kėlinį sužaidė klaipėdiečiai, turi 6 taškų pranašumą čia prasidedant trečiam ketvirčiui. Nors Pacevičius minėjo, kad Neptūnas nenusėmė daug kamuolių po savąją lentą, bet tai yra kiek kitaip. Net 10 kamuolių po varžovų krepšiu atkovojo klaipėdiečiai ir 7 jonaviečiai. 12 klaidų padarė aikštės šeimininkai, kai jų vidurkis yra 13 per visas rungtynes ir tik 6 kamuolius pametė Neptūno krepšininkai, kurie perėmė 7 kamuolius. Rimi, Perku ir Man Ramu pristato šias rungtynes, bet kol kas ramiai nei vieni, nei kiti tikrai negali jaustis. Toks atkarpų krepšinis, kurį matėm pirmoje rungtynių pusėje, tai vieni, tai kiti žaidžia geresnės minutės. O čia greitame puolime klaipėdiečiai prameta Pacevičius, po to Maiklui Hjusui įrašyta pražanga, 4 asmeninė. Bet kaip ten nepavyko pelnyti taškų pirmojų bandymų Pacevičiui. Gal norėjo sugrūsti kamuolį iš viršaus, gal apniko dvejonės, tai sutrukdė. Dar kartą. Per šuolio pritrūko kažkaip silpnokai atsispyrė. Hjusas purto galvą. Jis turbūt nesutinka nei su vienu teisėjo sprendimu, per karjerą dar nebuvo sutikęs. Ne. Žmogus opozicija. Ir šiandien abiejų komandų treneriai pasitelkė po 8 žaidėjus. Sterlingas Gibsas dar neišsigydė kelio traumelės. Šiandien turbūt aikštėje nepasirodys. Nepasirodė ir jaunasis Matas Repšys, o Jonavos komandoje nežaidė Dastinas Morkūnas. Taigi turbūt ir bus 8 prieš 8 šį vakarą. Ir įdomu, kad Hjusą toliau laiko aikštelėje su 4 asmeniniam. Virginijus Šeškus gali pabandyti pamedžioti tą 5 pražangą, būtų didžiulis nuostolis. Įdomus sprendimas, gal nepamatė treneriai, kad 4 pražanga. Eik pasakyk. 40-46. Liujiso taiklus metimas. Janavičių labai lengvai praleidžia Liujisas. Pacevičius antrų bandymų, ne, trečių, ne, 4 galbūt. Oi, ir Hjusas galėjo ir 5 pražangą užsidirbti. Ir dabar Lambrechto taškai. Žomboras Maronka man patinka, kaip atrodo šį vakarą. Daug ir su kamuoliu žaidžia, bet gerai mato ir komandos draugus. Tikrai atrodo, gali turėti visai šviesią ateitį šis krepšininkas. Kreišmontas. Statiška ataka. Improvizacija. Liujisas liko prieš Lambrechtą. Labai toli meta ir nepataiko.
Neptūnui atitenka kamuolys čia, nors rodo peržiūros gestą Virginijus Šeškus. Taip, auklėtiniai turi 8 taškų deficitą, žiūrim dar kartą. Na, lyg ir nuo Edvino Šeškaus, ar ne, kamuolys paliko aikštę. Ir Moronko ir Šeškus ten šoko link kamuolio. Ne, su kamuoliu jonaviečiai. Teisėjai matė viską geriau. Hiusas priėmė kamuolį, pats eina iki galo, taškų nėra, bet pataiso savo netikimą. Hiusas, Nesportinė Pacevičiui, atrodo, išvedė iš pusiausvyros net ramų Pacevičių. Hiusas. O taip, kairė ranka truputį mostelėjo varžovui ir nesu matęs tokio Pacevičiaus emocijų pliūpsnio per karjerą. Hiusas mėgsta kietą kontaktinį krepšinį. Arbitrų Maiklui Hiusui taip pat yra šita nesportinė pražanga čia. Wow. Taigi viskas kompensuojasi ir baudos nemetamos. Ar visgi ne? Ne, suklaidinai gal mane. Taip. Hiusas prie baudų metimų linijos. Čia pasikarščiavo Martynas Pacevičius ir mostelėjo varžovui. Klaidinga, nugirdau informaciją iš pranešėjo. Atsiprašau, Vaidai, tavęs. Neatleisiu, niekada. 48-43. Pro šalį antrą baudą meta Hiusas. Komanda skiria 5 taškai. Atrodo, apsiramino ir Neptūno vidurio puolėjas. Ir svarbi atkarpa Jonavai, turėjo jau 8 taškų pranašumą Neptūnas. Dabar 3 pailiui pelnė jonaviečiai, turi ir kamuolį savo rankose. Mičovičius pats iki galo. Lukas Kreišmontas, jis tiesiog atsiranda ten, kur atšoka kamuolys. Taip, turi tokią gerą nuojautą šis puolėjas. Bet to, kaip sakėme, yra be galo kovingas. Padarė didžiulę pažangą palyginti su praėjusiu sezonu. O čia dar viena pažanga Pacevičiui. 4 jau pražanga Neptūno vidurio puolėjui. Techninė Martynui Pacevičiui. Manau, Braziui reikėjo iš karto jį pakeisti, kad nusiramintų Martynas. Ir viskas, nesportinė, rungtynės baigtas. Taip, čia vėl įvyko susistumdymas tarp Hiuso ir Pacevičiaus. Aš manau, kad Brazys tikrai galėjo, gal ir turėjo pakeisti Pacevičių po to, kai jis gavo nesportinę. Tiesiog kunkuliavo, jo aistros negalėjo priimti. Ir paskui vėl nebesusivaldė Martynas Pacevičius. Mičovičius iš toli, 3 taškai ir kokią gerą atkarpą išgyvena dabar Jonava. 47-48. Sargiūnas gali atsakyti 3 taškių, tą ir padaro, šiek tiek ramina aistras Jonavos tribūnose. Ten visgi, Vaidai, reikėtų pasitaisyti, suolui buvo įrašyta techninė pražanga, Martynui Pacevičiui tiesiog asmeninė, jam tiesiog 4 asmeninė pražanga. Taip, tai rungtynėse dar lieka, bet... Kiek jam pasisekė, nes jis irgi vėl buvo labai nepatenkintas, burnojo ant teisėjų. Ir Sargiūnas, kiek per toli atsispyrė, nepataikė. Gerai, kad nieko baisaus nenutiko. Atsitrenkė į apsauginę tvorelę. Neptūno šoklusis gynėjas. Ojojoj. Būtumėm, Vaidai, sėdėję arčiau, būtumėm jau atsidūrė reanimacijos skyriuje. Laimė, kad čia Ignui nieko nenutiko. Kaip ir kalbėjau, ta sezono pradžia tokia ir su traumom, ir su lygom.
Hjusas. Kreišmontas visgi meta iš toli. Buvo nuleidęs jau kamuolį. Nepavyko prisitaikyti. Janavičius. Su juo dirba Kreišmontas dabar. Rutherfordo užtvara, Janavičius po krepšiu ir Hjusas gal šiek tiek ir saugosi. Nebandė labai aktyviai gintis prieš varžovų įžaidėją. Češkus. Jo, rankose kamuolys. Aukštesnis Moronka šalia Edvino. Hjusas žaidžia pats krepšį. Braunasi per jėgą ir vis tiek pelno 2 taškus. Koks sunkus metimas. Lambrechtas iš 3 taškų zonos šiek tiek turėjo erdvės, šiek tiek vėlavo Mičovičius, bet Lambrechtas prameta 3 prieš 2 greitajame puolime. Jonoviečiai puikiai tiesiog pasidalyja kamuoliu ir galiausiai Mičovičius pelno 2 taškus. Ideali kontrataka ir šiandien Neptūnas jau per 2 kėlinius kontratakus pelnęs 8 taškus. Rutherfordo taškai iš po krepšio ir niršta Virginijus Šeškus, subirėjusi Jonoviečių gynyba. Atrodė, kad gali pabėgti jau Neptūnas vienu metu, turėjo 8 taškų persvarą. Jonoviečiai laikosi rungtynėse. Gražiai pakeičia prasiveržimo kryptį, atšoka nuo jo lieknasis Moronka ir užtikrintai Šeškus pelno taškus. Lambrechtas pametė kamuolį. Turėtų likti su juo Neptūnas čia. Tiesai pusėjus trečiajam kėliniui skelbiama reklaminė pertraukėlė. Įprasta nemažai. Šį sekmadienio vakarą susirinkę Jonoviečiai palaikyti savo komandos. Ne tiek daug, kiek rungtynėse su Vilniaus Wolves, bet tikrai nemažai krepšinio gerbėjų. Jonavoje žmonės krepšinį mėgsta. Vaitkus iš vidutinio nuotolio. O driblingo metimas ir šį žaidimo elementą yra įvaldęs šis gynėjas. Kreišmontas. Aštrus perdavimas po krepšių Mičovičiui. Užtvara žaidėjai be kamulio, ta užtvara išlaisvino Mičovičių, geras derinys. Moronka ir blokas. Wow. Su Moronka liko Moronka, čia vėl klaida, kas darosi? Koks geras epizodas aikštelės viduryje, iškėlęs kumštį triumfuoja Matas Vaitkus. Nutraukė jis varžovų greitą ataką be pražangos ir po to Lambrechtas pelno 2 taškus. 4 minutės lieka trečiajame ketvirtyje, 55-59. Češkus, 10 sekundžių atakai. Nusprendė nemesti čia Edvinas Šeškus. Tokia improvizacija, chaotiška ataka, bet kaip Lambrechtas skistai ginasi. Michaelas Hjusas, 2 taškai su pražanga. Vėlavo šiek tiek jau sugrįžti Lambrechtas. Po to gal jau nebereikėjo liesti varžovą. Variantų beveik nebuvo Belgoje. Emocijų vulkanas tiesiog. Panašiai norėjau. Ir jau pelnė 15 taškų. Hjusas, kai jo vidurkis iki šių rungtynių buvo 8,7 taško. Sergiūnas grįžta į aikštelę, pakeitė jis Moronką. Rezultatyviausias jau savo rungtynės žaidžia Michaelas Hjusas. Štai pirmajame sezono mače 14 buvo sumetęs prieš Kėdainių ekipą. Ir čia Hjuso gerbėjas. Ten reikėtų atsargiau gal šiek tiek. Pavojingai persisvėręs taip per tvorelę. Ir ką, 1 taškelis skiria komandas. Vaitkus su kamuoliu. Rutherfordas, jo užtvaros, Girdžiūnas iš toli neatakavo, nors kaip ir buvo tam progų. 7 sekundės atakai, Girdžiūnas pats žais prieš Mičovičių. Atrado pražangą. Turėjo erdvės ir čia jau Girdžiūno arkliukas, klaidinami judesiai ir metimas po driblingo.
Tai ir aukštesnis Mičovičius buvo bejėgis, lietė varžovo ranką. Techninė pražanga Virginijui Šeškui. Tai kiekgi šiandien tų techninių bus? Nors ir pakilo abu Virginijų Šeškaus asistentai raminti trenerio, bet... Sudėjus techninės ir nesportinės, gal net daugiausia šį sezoną, aišku, reikėtų skaičiuoti. Buvo, aišku, daug techninių Ryto ir CNV Lietkabelio rungtynėse praėjusį savaitgalį, bet ir šį vakarą nemažai tokių epizodų. Girdžiūnas realizuoja pirmąjį baudos metimą. Tik 4 pelnyti taškai kol kas Girdžiūno sąskaitoje. Per pirmus 2 kėlinius tik žaidė 6,5 minutės. Šį sezoną beje yra metęs 25 tritaškius ir tik 10 dvitaškių Mindaugas Girdžiūnas. Na, iki šių rungtynių irgi toks nemažas kontrastas. Bet tritaškių taiklumas Girdžiūno šį sezoną 28%. 7 metimai iš 25 pasiekė tikslą iki mačo Jonavoje. Kas neprimena savo praeito sezono Girdžiūnas. Aišku, kaip ir minėjai, minučių žaidžia mažiau. Vėl Maronka grįžta į aikštelę, aktyvi šį vakarą labai Mindaugo Brazio rotacija. Pasitinka varžovus jų aikštės pusėje klaipėdiečiai. Kreišmontas išsivaro kamuolį. Galėjo atsikvėpti Gandija Rosa. Marelija. Aukštas perdavimas. Kaip puikiai atsidengia Šeškus. Čia yra jo stiprybė, tokie atsidengimai. Ir Sargiūno gynybos klaida. Sargiūnas buvo šalia Edvino. Nors ten dar bandė pasiekti perdavimą Sargiūnas, bet Marelija irgi nuopelnai už gerą perdavimo trajektoriją. Girdžiūnas. Rutherfordo užtvara. Girdžiūnas iš vidutinio nuotolio. Čia jau savo stichijoje. Prieš tai išprovokavo pražangą, dabar tiesiog pasižymi taiklių metimų. Ir Neptūnas šiokią tokią persvarą išlaiko. Gandija Rosa, pamuštas kamuolys, lik su juo Jonava. Šį kėlinį jonaviečiai laimi 2 taškais. Ir pustrečios minutės iki trečio kėlinio pabaigos. Jogėla grąžino į aikštę Šeškus. Kol kas tik 2 pelnyti taškai. Ir vieną kartą metė į krepšį. Ir su Vilniaus Vilkais irgi, atrodo, vieną metimą atliko Tauras Jogėla. Mičovičius čia pranašumo situacijoje suranda Sargiūno pražangą. Tai yra metamos baudos, nors Sargiūnas bandė prasižengti prieš metimą. Tokioje situacijoje, na, labai sunku prasižengti prieš metimą. Puolantysis žaidėjas iškart kelia kamuolį viršų, meta į krepšį. Patako pirmąją baudą Mičovičius su 14 pelnytų taškų. Serbas kartu su Hjusu. Jie yra surinkę pusę praktiškai komandos taškų. Mičovičius po 5,5 net kamuolio atkovoja šį sezoną. Labai geras rodiklis. Pataiko ir antrą baudą. Lygiai pusę taškų dabar jau būtent ir yra surinkę Mičovičius su Hjuso Jonavai. 2 metimų skaičiai buvo mūsų ekranuose. Neprastas abiejų ekipų pataikymas, o čia Marelijos pražanga. Bandė atlikti stepautą ir Girdžiūnas žaidė labai gudriai. Marelijai irgi 4 asmeninė, atsiprašau, Vaidas. Taip, Girdžiūnas, manau, sąmoningai inicijavo tą kontaktą, žinodamas, kad bus neteisus varžovas. Greitai atgal Rutherfordas atmetė kamuolį Vaitkui, šis nemetė iš toli, bandė tęsti ataką, bet čia sužingsniuoja. Atraminė koja. Lambrechtas vėl ant parketo. Vietoje Sargiūno dabar. Lambrechtas šiandien jau pelnė 11 taškų.
Šeškaus labai geras perdavimas Jogėlai, bet nebloga Neptūno gynyba. Gandija, Rosa, kiauras tritaškis. Pagaliau pramuša Gandija Rosa, 3 pirmi bandymai buvo netaiklus. Ir Jonavos komanda persverė rezultatą. Senokai nepirmavo jau jonaviečiai. Maronkos metimas, 2 taškai su pražanga. Ar atrodo skausmingai nusileido ant parketo Maronka. Žiūrim dar kartą. Ui. Ojojoj. Ir griebėsi už pėdos vengras. Čia gal ir nikstelėjo kažkiek Maronka. Toks nemalonus labai tas epizodo pakartojimas. Gali būti ir rimta trauma. Kaldama koja Maronkai. Tikrai jau abejoju, ar jis dar šiandien rungtyniaus. Taip, turbūt klausimas tik kiek ilgam iškris iš rikiuotės. Tai būtų labai gaila, jeigu ilgam sustabdytų šitą traumą jauną žaidėją. Kuriną, kaip ir kalbėjom, tiesiog smagu stebėti. Taip, norėjo daugiau iniciatyvos iš jo Brazys, bet šį vakarą tos iniciatyvos tikrai buvo nemažai. Maronkas šiandien tikrai buvo aktyvus ir pastebimas aikštėje. Netaiklus baudos metimas. Taip, 12 taškų, 4 kamuoliai, 2 rezultatyvus perdavimai, 18 naudingumo balų. Naudingiausias komandų žaidėjas Žomboras Maronka. Dabar lieka be jo Neptūnas. Gandija Rosa. Pirmi 3 tritaškiai buvo netaiklus, dabar 2 iš eilės šeria Gandija Rosa. Dar tolokai buvo tritaškio linija. Jonava vėl priekyje. Oi, labai gerai. Tas kamuolys. Edvino Šeškaus nuostabi pagalba gynyboje. Ir čia nesportinės pražangos norėtų jonaviečiai. Asistentai ramina Virginijų Šeškų, kuris jau veržiasi į aikštę. Užkliuvo už kojas, ar Sargiūnas kišo koją, klausimas. Ką nuspręs arbitrai? Ar peržiūrės epizodą? Tarėsi dabar teisėjai. Užfiksuota paprasta pražanga, taip. Dar viena peržiūra. Dabar jau peržiūra. Labai daug šiandien peržiūrų. Taip. O čia palieka galioti paprastą pražangą teisėjai. Vaitkus ant suolo. Minutė 2 sekundės į kėlinio pabaigos. Labai ilgai užsitęsė trečiasis kėlinys. Daug peržiūrų, daug stabdymų, pauzių. Bet dar nei vienos pertraukėlės neprašė nei Virginijus Šeškus, nei Mindaugas Brazys. Prameta baudos metimo Liujisas. Nors iki šio mačo beveik viską pataikė. 95% buvo jo taiklumas metant baudas. Ir šį vakarą buvo 4 iš 4. Vaidas Vaškevičius, Jonavos klubo prezidentas. 2-3 turi Jonava paskutinę minutę trečiajame ketvirtyje. Girdžiūnas tarp 2 varžovų pranėrė, numestas kamuolys Lambraktui, vėl Girdžiūnas, 6 sekundės. Prieš Mičovičių jau porą kartų žaidė Girdžiūnas, tą darė sėkmingai, tą šį kartą daro nesėkmingai. Metimas susikūrė, bet nepataikė. 31 tašką šiame kėlinyje pelnėsi Bet komanda. Ir Edvinas Šeškus, 3 taškai. Antras tritaškis tik iš 7, bet iki 6 padidina savo pranašumą Jonava. Čia dar turi laiko atsakymui. 34-22 yra kėlinio rezultatas. Jau kalbėjau apie labai skylėtą Neptūno gynybą šį sezoną. Janavičius stos mesti baudų metimų. Ir dar 2,5 sekundės turės jonaviečiai.
Per pirmus du kėlinius pelnė 38 taškus Jonavos komanda. Ir trečią, kaip ir minėjau, jau 34. Visų pusės sekundės lieka. Janavičius prameta pirmąją baudą. Šį sezoną pataiko vidutiniškai 2 baudas iš 3, 67%. Antrasis metimas dabar taiklus, Gandierosas suspėjo dar paleisti kamuolį. Dar galėjo šiek tiek pasivaryti kamuolį į priekį. Kaip ten bebūtų, tikrai nuostabų kėlinį puolime sužaidė jonaviečiai ir dabar turi 5 taškų persvarą. Michaelas Hughesas mūsų ekranuose, jis geriausias trečiojo ketvirčio žaidėjas, 8 taškus ir pelnė ir 2 kamuolius atkovojo. Ir labai daug emocijų mums paserviravo, kažkiek jų ir pamatysim. Trečiame ketvirtyje sužaidus 2,5 minutės turėjo vienu metu ir 8 taškų pranašumą Klaipėdos Neptūnas, bet tuomet prasidėjo emocijos ir persvarą perėmė Jonavos ekipa, +5 turi Virginijaus Šeškus auklėtiniai čia ketvirto kėlinio pradžioje. Janavičiaus saldainiukas Rutherfordui, 5 jo taškas. Pacevičius toliau lieka ant suolo. Gandierosa. Su 4 asmeniniam Martynas Pacevičius. Wow. Geras, labai vėl geras perdavimas, tikslus, Mareliai pražanga. Rutherfordui trečia nuobauda. Penkis taškus šiandien pelnė vidurio puolėjas. Iki šio momento turėjo -1 naudingumo balą surinkęs. Dar -2. Iki taškai. Irgi pramestos baudos, 2 klaidos. 4 asmeninės pražangos. Po 4 turi ir Marelė, ir Hughesas. 2 Jonavos aukštaūgiai. Janavičius. Jam sugrąžintas kamuolys atgal Lambrechtui. Neptūnas 3 gynėjais. Tai šiandien žaidžia, dabar irgi taip yra. Oi, koks metimas dar. Buvo kiek daugiau nei 2 sekundės. Sergiūnas atakavo per varžovo rankas. Vaitkus netaikliai. Sergiūnas pačiumpa kamuolį. Lambrechtas iš toli. Proga nebloga. Čia turėjo Timas Lambrechtas. Taškų nėra. Po to Rutherfordui 4 asmeninė nuobauda. Čia gal ir nelabai reikalinga pražanga. Antra komandinė. Tik dabar Brazys kelia Pacevičių nuo suolo. Irgi abu Klaipėdos centrai turi po 4 pražangas. Pacevičius gerai atrodė pirmoje mačo dalyje. 12 taškų surinko. Bet tas trečiasis kėlinys ir būtent jo pradžia labai nesėkminga buvo Pacevičiui. Porą netaiklių metimų. Liujisas nesiskiria su kamuoliu, laužė ir pralaužė. Janavičiaus gynyba nebūdingai Žygiui kažkaip nebesipriešino gynyboje, leido į stiprią pusę eiti varžovui ir 2 taškai. Sergiūnas. Pats atlieka metimą, 2 taškai. Aukštai kyla Ignas Sergiūnas. Su 12 taškų Sergiūnas nors pataikė tik 3 taškus iš 8 šį vakarą. Jogėlos užtvara, pražanga. Kam? Atrodo Vaitkui. Panašu. Nors pats ten kažkiek nukentėjo Matas Vaitkus. Bet būtent jam įrašyta antroji asmeninė.
Neptūnas jau 3 komandinės pražangas surinko ketvirtas, beveik 2 minutės sužaistos anksti ir 3 komandinės susirinko Neptūnas. Tai 15 klaidų padarė jonaviečiai, bet 2 taškus metas 78% taiklumu. Tai liudė ir nekokybiška Neptūno gynyba, ypač turime į trečią kėlinį. Ir vėl atrodo zoninė gynyba. Gandiarosa, baigėsi atakai skirtas laikas. Tai rodo Juozas Barkauskas. Nebespėjo ten jau. Nebespėjo laikų tiesiog atlikti metimo Jogėlą. Turbūt Gandiarosa pats turėjo atakuoti krepšį, nebeatlikinėti perdavimo. Neįvertino situacijos puertorikietis. Žiūrint dar į statistiką, 14 kamuolių puolime yra atkovojęs Neptūnas. Vaidai minėjo apie tai, bet Neptūnas yra mažiausiai puolime kamuolių atkovojanti komanda. Ir šį vakarą keliasi tuos savo vidurkius. Lambrechtas paliko už nugaros. Morelija stabdo varžovą. Ir bandė mesti kamuolį serbas į belgą. Su kamuoliu išliks Neptūnas. Ar belga reikia krepšio konstrukciją? Ir ten gal. 4 sekundės lieka atakai. Virginijus Šeškus naudojasi iššūkio taisyklę. Peržiūrės arbitrai, nuo ko kamuolys paliko aikštelę. Ir yra galimybė pasitarti su savo žaidėjais, abiejų komandų treneriams. Ko gero protinga tokia situacija iš Virginijaus Šeškaus. Kamuolių liks Neptūnas. 4 sekundės ir 1/10. Tiek lieka jiems užbaigti ataką. Laiko tikrai pakankamai dar išmesti geram metimui. Pacevičius priėmė kamuolį. Sarkiūnas. Sudėtingas čia gana metimas. Pataikyti nepavyksta, bet Pacevičius ima kamuolį ir čia pražanga užfiksuota Aleksandrui Morelijai. Jam rungtynės baigtos, 5. asmeninė. Pirkiuzas kyla nuo suolo irgi su 4 pražangomis. Ir tokia rizika likti be nominalaus vidurio puolėjo Jonavai. Na taip, rimtas smūgis į paširdžius. Jogėlo turbūt tada stumtusi žaisti tuo 5 numeriu. Bet aišku, apie tai kalbėti gal dar per anksti. Su Janavičiaus tritaškiais gal ir galėtų gyventi jonaviečiai. Netiksliai atakuoja Žygis. Liusas Liuvisui. Šeškus atgal Jūsui, šis sugavo kamuolį Jogėlą iš toli. Netaikliai, patogiai atšoko kamuolys Edvinui Šeškui. Antrasis jonaviečių šansas, Jogėla. Gandiarosa visiškai laisvas, surastas. Taškų nėra, dar vieną kamuolį nusiemo Jonava, dar Gandiarosa. Pasiseka Neptūnas. Kas vyksta dabar? Ir Vaitkus Šeškui išmuša kamuolį. Bet kiek kamuolių nenusima Neptūno žaidėjai. Kiek 3 kamuolius čia puolime dabar atkovojo vienos atakos metu Jonava. 3 tai tikrai gal ir 4. Strahinė Mičovičius keičia Edviną Šeškų. Šeškus pelnė 11 taškų. Mičovičius 15. Liujisas 16, Liujisas 11. 7 sekundės atakai. Mičovičius ieškojo Hjuso. Rizikingas, labai rizikingas perdavimas. Nuo Pacevičiaus kamuolys nors ir paliko aikštelę, bet baigėsi atakai skirtas laikas. Ir tiek kartų atkovoja kamuolį puolime, jonaviečiai visgi užpulti nesugeba. Neptūnas gali priartėti. Vaitkus. Išsilaikė ten gynyboje Liujisas. Ir neišsilaiko Gandiarosa.
Apgavo puertorikietį Girdžiūnas. Nesinaudojo komandos draugo užtvarą, o pajudėjo į priešingą pusę. Klupo nepasirengusi Gandija Rosa. Antra komandinė Jonovai. Po labai rezultatyvaus trečio kėlinio, gan nerezultatyvi ketvirto pradžia. 7 taškai pelnyti per abi komandas, kai trečiame kėlinėje sumetė 57. Wow! Kjuzo blokas. Įspūdinga. Ir užvedinėja Jonavos gerbėjus Michaelas Hjusas. Čia gražu. Čia gal ir kairė ranka reikėjo Pacevičiui pabandyti ar mesti, ar krauti iš viršaus. Gal tiesiog nesitikėjo, čia gali dar kažkas sutrukdyti. Nesitikėjo, kad Hjusas gali tiek pašokti nuo žemės. Vėl zoninė Neptūno gynyba. Bent jau taip. Rosa neranda variantų, atrodo, kol kas, kaip tęsti ataką, čia Hjuso užtvarą. Tai keičiasi ginamai, išsirikiuoja kaip aikštė, po to pereina asmeninė gynyba, 2 taškai. Mičovičius. Po rezultatyviausių savo komandų žaidėjų 17 taškų surinkė serbas. Prameta Sergiūnas. Ir Gandija Rosa niekur neskuma, rodo, kokį reikia atlikti derinį. Mičovičius aukštesnis už Sergiūną, žaidžia ant ūso ir vėl žaidžia tobulai, galim sakyti, dar pražangos prašo. Taip, Sergiūnas žemesnis ir čia užčiupė jonaviečiai varžovų silpną vietą gynyboje, vandens pertraukėlė. Tai buvo likusios 8:22, tuomet Sergiūnas pelnė 2 taškį, po to klaipėdiečiams užpulti nepavyko. Jonava pelnė 4 taškus ir jau turi +8. Taip, užstrigo klaipėdiečių puolimas. Gynyba irgi per daug neblizga, švelniai tariant. Sergiūnas. Pacevičius priėmė kamuolį, pamuša jį Tauras Jogėla. Pirmas pats prie kamuolio. Jogėla taip pagal iš intuicijos rankas išskleidė ir pataikė kamuolys į ranką. Suklydo ten tiesa ir patys jonaviečiai. Čia Neptūnas. Ir toliau be taškų Pacevičius viską atrodo padarė gerai. Apgaulingi judesiai. Pasiaukojimai, jonaviečiai dirba gynyboje iš paskutiniųjų. Ir vėl, kiek netikslus Jogėlos perdavimas, bet vėl ant ūso ieškoma Mičovičiaus, o jį toliau dengia žemesnis Sergiūnas. Jokių korekcijų nesėmė Neptūnas. Opa, skamba Jonavoje, čia dar, kurį pristato Orlen Lietuva, čia dar ankstyvoje mačo stadijoje Gandija Rosos pakabintas kamuolys Michaelui Hjusui, vienas iš jo dėjimų. Hjusas naudingiausias kol kas mačo žaidėjas. 23 naudingumo balai. O Jonava turi savo rankose kamuolį po pertraukėlės. Liuvisas su juo. Sergiūnas aktyviai dirba su Mičovičiu. Pamušė kamuolį komandos draugui Mičovičius. Jogėla pasinaudoja greičio pranašumu prieš Lambrechtą, kuris pusiau ištiesnomis kojomis dar gynėsi. Čia praktiškai be variantų Lambrechtui. Praktiškai paskutinė atako sekundė suranda pražangą Trahynė Mičovičius. Ir čia asmeninė Lambrechtui, Neptūnas jau bonuse. Greitai, vien per porą minučių jau turėjo 3 komandinės pražangas susirinkę. Hjusas sumuša delnais su Virginijum Šeškum. Turėtų šiaip gerai sutart vienas su kitu, Hjusas ir Šeškus, tokie 2 emocingi. Taip, labai panašus savo temperamentu. Jogėla vieną baudą iš 2 pataiko. Ir niekas neatveria Gandijas Rosas. Na čia žiauri gynybos klaida. Netgi moksleivių krepšinėje pradinukų akcentuojama, kad reikia atverti. Tai varžovai meta baudas. Mičovičius pamušė kamuolį, dar vienas šansas Jonavai. Jogėla.
Mičovičius vėl atakuoja Lambrechtą, gauna bloką, bet ima kamuolį Jogėlą ir toliau tuos antrus šansus renkasi sėkmingai Jonava. Jogėlos 2 taškai ir rekordinė. Rekordinėsi, bet persvara šį vakarą. Janavičius atgal Girdžiūnui, šis iš toli labai svarbus tritaškis, kurį pataiko Mindaugas Girdžiūnas. 3 minutės lieka. 8 taškai ir 3 minutės, dar tikrai tas skirtumas, kurį galima ištirpdyti. Netikslus Hjūzo perdamas Mičovičiui. Na jau primityvokai kiekvienoje atakoje vis siunčiami kamuoliai Mičovičiui. Ten ir Sargiūnas padarė išvadas, labai aktyviai gynasi, kartais iš priekio išeina. Reikia ir kitų variantų gal paieškoti Jonavai puolime. Būtent Sargiūnas gerą įspūdį palieka, gindamasis prieš aukštesnį varžovą. Dabar vėl šių dviejų žaidėjų mikrodvikovoje pražanga įrašyta buvo Mičovičiui. Mičovičius dabar jau perėmė Lambrekto priežiūrą. Girdžiūnas nieko nelaukęs, iš toli šį kartą prameta. Rutherfordas ima kamuolį puolime ir pelno 2 taškus. Įspūdingai pasigrūmė dėl atšokusio kamuolio Rutherfordas šiandien. Jis tikrai po lenta neretai karaliauja. 9. jo atkovotas kamuolys. 7 pelnyti taškai, taip pat Rutherfordo sąskaitoje. Hjūzas vidutinio nuotolio staigmenėlę varžovams pateikė. Nelaukė niekas tokio epizodo. Pradėjo strigti Jonavos krepšininkai. Nepatinka tai Virginijui Šeškui, iš karto prašo vandens pertraukėlės Jonavos komandos strategas. Laiko lieka. 19 klaidų padarė šeimininkai, varžovai 10. Na ir ką, visko dar čia gali būti, tikrai dar ne vakaras. Neptūnas su -6, bet turi kamuolį savo rankose Janavičius. Atverkiant reikia taškų, klaipėdėti. Rutherfordo užtvara, Girdžiūnui atmestas kamuolys. Žingsniai. Galėjo gal ir iš karto atakuoti Girdžiūnas, rinkosi prasiveržimą, artėjo arčiau krepšio. Jogėla buvo šalia, buvo gal ir sudėtinga mesti tritaškį. Kėlė atraminę koją Girdžiūnas. Na, veterano tokia labai apmaudi klaida, labai nelaiku Neptūnui. Vaitkų grąžina ant parketo Brazys. Vaitkus šį vakarą nekartą gerai prižiūrėjo Maiką Lewisą. Asmeninė Neptūno gynyba. Šeškus tiek staptelė, Hjūzas prieš Lambrechtą pelno 2 taškus. Per aukštai iškeltas abi varžovų rankas. Hjūzas žaidžia geriausias sezono rungtynes. Maikas Hjūzas. Ir čia Liujisas prie to bloko prisidėjo šiek tiek. Tai neblogai gynėsi prieš Janavičių. Kaip gražu žiūrėti į Hjūzo emocijas po kiekvieno jo sėkmingo epizodo. Tikrai žvėri šiandien šis vidurio puolėjas. Laukiam jo akistato su Niku Vordu. Jau visai greitai ta akistata lapkričio 12 dieną. Gargždai priims Klaipėdoje Jonavos ekipą. Janavičius. Dar vienas blokas. Wow. Tiesiog wow. Kaip kyla Hjūzas, na pažiūrėjus, jį tikrai nepanašu, kad tai būtų labai šoklus krepšininkas. Tikras fenomenas. 5 blokai šį vakarą Hjūzas atskaitoje. Hadžibegovičius buvo 6 ar ne atlikęs. Berods. Ten irgi rungtynių pabaigoje dalijo blokus Hadži. Girdžiūnas dabar jau prasižengė. Hjūzas. Ir 5. pražanga. Jeigu jam čia rašytų nuobaudą. Taip, Maiklui Hjūzui.
Ir griausmingais aplodismentais išlydimas iš aikštės. Tiesiog įspūdinga statistika, 18 taškų, 8 dvitaškai iš 10, 5 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai ir 5 blokai, 23 naudingumo balai. Solidu ir net atsistoja žmonės, paplojo čia Hjusui, jam paliekant aikštelę. Ir labai arti pergalės yra jonaviečiai. Na dabar Neptūnui nieko kito nelieka. Reikia presinguoti nuo galinės linijos. Girdžiūnas buvo 39 baudos iš eilės, įskaitant praėjusią sezono pabaigą. Čia Mindaugas prametė 2. Baudą realizuoja Girdžiūnas, 4 iš 6 šį vakarą. Na dabar reikia žemo penketo Neptūnų, nes reikia presinguoti. Bet aikštėje ir Rutherfordas, ir Lambrechtas, aš šito nelabai suprantu. Nes reikia presingo visoje aikštėje. Pabandė paspausti klaipėdiečiai, bet tą spaudimą įveikė. Jonava, Mičovičius deda iš viršaus ir ko gero, kad deda tašką šiose rungtynėse. Dar kartelį jo dėjimas čia Brazio per traukėlę. Greitajame puolime atakos Smaigalyje įveikus varžovų presingą. 9 taškai skiria ekipas, 47 sekundės švieslentė ir Neptūnui čia reikėjo gal ir stebuklų pavyktų išsigelbėti. Vaitkus. Nuo parketo Girdžiūnui, šis iš toli metimas per trumpas, su kamuoliu Jonava ir ko gero, kad dabar tai tikrai jau viskas. Ir gerą metimą susikūrė klaipėdiečiai. Girdžiūnas nors pelnė 12 taškų, bet lemiamais momentais nesublizgėjo. Jau ir Matas Repšys mestas į kovą. Reikia presinguoti. Dviese užpuolė vieną varžovą, pražanga. Šansų beveik nebeturi klaipėdiečiai. Yra labai arti 5-osios pergalės Jonavos ekipam. Klaipėdiečiams tai bus 5. nesėkmė šiame sezone. Beveik 32 sekundės. Liujisas pataiko baudą. Ir tikrai stiprų charakterį pademonstravo jonaviečiai antroje mačo dalyje. Ir Neptūnas panašu vėl praleis maždaug 90 taškų. Iki šio mačo buvo net 92 praleisti taškai. 34-23 laimėjo trečią kėlinį jonaviečiai, bet dar tikrai nebuvo viskas prarasta Neptūnui 4-ame kėlinyje. Tačiau čia Jonava įrodė savo pranašumą. Sargiūnas dar iš toli, netaikliai ir triumfuoja. Jonavos komanda rodo Virginijus Šeškus, kad atakos rengti jau nebereikia. Taip, ir dviženklę persvarą mačą laimė jonaviečiai, tas rezultatas gal ir neatspindi tikrosios rungtynių eigos. Purto galva Virginijus